Sveiki. Tikriausiai nekartą kilo klausimas, kodėl anglų kalboje kartais sakom vienaip, o kartais kitaip. Tai va, šiandien imamės vieno iš pačių pamatų – present simple laiko. Išsiaiškinsim, kaip jie naudoti teisingai ir pabandysim kartą ir visiems laikams išvengti tų tokių erzinančių klaidelių. Na ką, pradedam? Gerai, tai iškart prie reikalo. Viskas, tiesą sakant, prasideda nuo šito, atrodo tokio paprasto klausimo. Ir būtent ta mažytė S raidė gale, oi kiek galvos skausmo sukelia. Bet žinot ką? Ne bėda. Šiandien kaip tik ir išnerpliosim to jos paslaptį, kodėl jinai ten atsiranda ir kada jos iš tikrųjų reikia. Tai va, prieš pradedant dėlioti sakinius, svarbiausia yra suprasti, kokiose situacijose šis laikas yra tiesiog nepakeičiamas. Kitaip tariant, kada jį rinktis? Paprastai tariant, present simple turi dvi pagrindinės misijas. Pirmoji jo misija – tai kalbėti apie tai, ką darom reguliariai. Na, žinot, mūsų kasdienėje rutina, įpročiai, tokie dalykai. O antroji – nusakyti dalykus, kurie yra, tiesiog faktai. Kažkas, kas nekinta. Pavyzdžiui, gamtos dėsniai ar tiesiog bendros tiesos. Ir štai du puikūs pavyzdžiai, kad būtų aiškiau. Pirmas pavyzdys – įprotis. I swim every morning. Tai yra veiksmas, kuris kartojasi, tiesa, kiekvieną rytą. Antras pavyzdys – faktas. The lesson begins at 9 a.m. Čia jau kalbama apie tvarkaraštį, kuris, yra nekintantas. Faktas. Abu šie atvejai tiesiog tobulus pavyzdžiai, kada reikia griebtis būtent present simple. Gerai. Dabar, kai jau aišku, kada jį naudoti, pats metas pereiti prie praktikos. Pasižiūrėkime, kaipgi sudėlioti paprastą teigiamą sakinį. Ir kad būtų paprasčiau, visą laiką remsimės vienu veiksmažodžiu – to swim, tai yra plaukti. Gerai, dabar atidžiai pažiūrėkime į šią lentelę. Kas iškart krenta į akis? Su I, you, we, they viskas paprasta. Veiksmažodis swim visiškai nesikeičia. Bet pažiūrėkite į tą išskirtą eilutę – he, she, it. Štai čia ir įvyksta visa magija. Prie veiksmažodžio atsiranda galūnė s. Būtent tai ir yra pati svarbiausia taisyklė, kurią reikia įsiminti. Būtent ta S galūnė, tiesą sakant, ir yra dažniausia klaidų priežastis. Bet ramiai, dabar viską išskaidrysim į tokius paprastus, aiškius žingsnelius. Žodžio pagrindinė mintis yra tokia ir ji tikrai paprasta. Kai sakinio veikėjas yra jis, ji arba tai, nesvarbu ar tai žmogus, daiktas ar gyvūnas, prie veiksmažodžio visada pridedam galūnę. Čia ta taisyklė, kurią, tiesiog reikia atsiminti. Gerai, bet iš kur žinoti, kada dėti s, o kada s? Viskas priklauso nuo veiksmažodžio pabaigos. Pirmas atvejis, jei veiksmažodis baigėsi priebalse ir y, kaip pavyzdyje hurry, tada tą y keičiame į ir pridedame s. Gaunasi hurries. Antras atvejis, jei žodis baigėsi tokiais garsais kaip š, o, š, pridedame s, tiesiog tam, kad būtų lengviau ištarti. Pavyzdžiui, go virsta goes. Nuo visais kitais, paprastesniais atvejais tiesiog pridedam s ir viskas. Puiku. Su teigiamais sakiniais atrodo viskas aišku. Bet ką daryti, jų norim kažką paneigti arba užduoti klausimą? Štai čia į sceną išeina du maži, bet labai galingi žodeliai. Do ir does. Galima apie juos galvoti kaip apie tokius pagalbininkus. Tai va, kai norim sukurti neiginį, įimam do not arba does not. Ir vėlgi žiūrėkit, taisyklė ta pati, ji niekur nedingsta. Su he, she, it vėl prireikia tos formos su s galūne, tai yra does not. Ir žinoma, gyvoj kalboj beveik visada girdėsim trumpinius don't ir doesn't, taip tiesiog greičiau ir natūraliau. Ir štai dar viena auksinė taisyklė, kurią tiesiog būtina įsiminti. Ji labai svarbi. Kai sakinyje su he, she ar it atsiranda tas mūsų pagalbininkas does, pagrindinis veiksmažodis, pavyzdžiui, swim, praranda savo s galūnę. Galima įsivaizduoti, kad tas pagalbininkas does tarsi, pasiema tą galūnę savo. Jis jau turi es, tai kam veiksmažodžiu ją dar kartą dėti? Vieno karto užtenka. Gerai, su teorija baigta. Dabar pats smagumas – praktika. Paanalizuokim kelias tokias tipiškas dažnai pasitaikančias klaidas, tai manau geriausias būdas pasitikrinti, ar viskas tikrai gerai sugulėja į galvą. Gerai, pirmas pavyzdys. Kas negerai šiame sakinyje? He don't swim. Patikėkit, šitą klaidą tenka girdėti labai dažnai. Kas čia kliūva? Pabandykit prisiminti tuos mūsų pagalbininkus, apie kuriuos ką tik kalbėjom. Na ką, pasitikrinam. Štai teisingas atsakymas. Taip, kadangi kalbame apie jį, tai ir pagalbininkas privalo būti doesn't, o ne don't. Teisingas variantas – he doesn't swim. Viskas paprasta. Gerai,
Imam antrą pavyzdį. Šį kartą klausimas. Does he swims? Na, kas čia blogai? Kas iškart rėžia ausį? Prisiminkite mūsų auksinę taisyklę. Ką daro tas pagalbininkas does? Būtent, atsimena taisyklę, kai sakinyje jau yra does, pagrindinis veiksmažodis nebeturi turėti galūnės s. Does jau pasiėmė tą galūnę, todėl veiksmažodis lieka švarus. Vadinasi, swims čia didelė klaida. Teisingai klausti reikia does he swim? Be jokios s gale. Nuostabu. Svarbiausias taisyklės tikrai aptariam. Dabar pats laikas viskas sudėti į vietas, kad present simple laikas taptų tikru draugu, o ne priešu. Gerai, tai apibendrinam viską trumpai ir aiškiai. Štai 4 esminiai punktai, kuriuos tikrai verta įsidėmėti. Galima sakyti, čia yra visas present simple laiko pamatas. Viskas vienoje vietoje. Jei šitos 4 dalykus pavyks atsiminti, patikėkit, didžioji dalis darbų jau bus padaryta. Na ir pabaigai mažas iššūkis. Remiantis viskuo, ką šiandien išsiaiškinom, kaip anglų kalba pasakytumėt sakinį, aš plaukiu kiekvieną rytą. Pagalvokit, nėra geresnio būdo įtvirtinti žinias, nei iškart jas pritaikyti. Sėkmės!